Sveiki, lankotės mūsų bažnyčioje, ateinate čia pasimelsti, garbinate Dievą. Tačiau ne visi turbūt žinote, kiek daug įdomių dalykų yra pačioje bažnyčioje, kiek yra visokių paslapčių ir iki šiol nepažintos tikrovės. Todėl kviečiame jūs susipažinti. Krikščionio gyvenimas prasideda nuo Krikšto sakramento. Krikšto sakramentas yra vartai į Dievo malonės pažinimą, į gyvenimą kartu su Jėzumi Kristumi. Krikštas yra vartai į bažnyčios bendruomenės gyvenimą. Krikštu mes mirštame šiam pasauliui kartu su Kristumi. Ir krikštu mes gyvename jau kitokį gyvenimą. Dievo malonėje, Dievo tikrovėje panardintą gyvenimą. Mūsų bažnyčioje yra vieta, kur yra teikiamas Krikšto sakramentas. Seniau ši vieta ir dabar ši vieta vadinasi baptisteriumas. Čia yra nuo žodžio baptizo, graikų kalbos žodis, kuris reiškia panardinti. Kodėlgi? Jau Krikšto sakramentas, kaip žinome, krikštas pats kaip apeiga, panardinimas yra paminėtas Evangelijose, kai Jonas krikštydavo ir pas jį ateidavo minios. Krikštytis, pakeisti savo gyvenimą. Krikšto apeiga jau yra žinoma iki krikščionybės, tačiau tai nebuvo toks krikštas, kokį mes žinome dabar. Tai buvo atsivertimas, nuodėmių apsiplovimo, tam tikra simbolinė apeiga. Tai nebuvo naujo tikėjimo ir naujo gyvenimo pradžia Kristuje. Tai buvo gyvenimo perkeitimas. Ir pirmieji krikščionys visada krikštydavosi suaugę. Todėl, kad po Jėzaus mirties, po sekminių ir po prisikėlimo, pirmieji, kurie galėjo priimti Jėzaus Evangeliją ir mokymą, buvo suaugę žmonės. Krikštas labai dažnai vykdavo arba kur nors prie tekančio vandens, arba kai buvo pradėtos statyti pirmosios bažnyčios, buvo statomi baseinai, į kuriuos įlipdavo žmogus. Įlipdavo iki galvos ir apsemdavo jo vandenį. Ir paskui iš to baseino žmogus išlipdavo. Kartais tokie baseinai, baptisteriumas, būdavo statomi šalia bažnyčios. Ne pačioje bažnyčioje, bet šalia jos. Štai pavyzdžiui, jeigu nuvažiuotumėte, tai pamatytumėte Florencijos katedroje. Kartais yra statomi kur nors bažnyčios prieingyje. Baseinas, į kurį įlipa krikštijamasis, yra pasakomi trejybės žodžiai ir iš kurio išlipa jau naujas žmogus. Vėlesniais amžiais, kai buvo pradėta krikštyti kūdikiai, krikštyti vaikai, tokių baseinų niekas nestatė ir tokio baseino sumažinimtas variantas, baptisteriumas, yra išlikęs ir mūsų bažnytėlėje. Jeigu kada keliautumėte mūsų kraštu ir užvažiuotumėte į Vištyčio bažnyčią, pamatytumėte, kad yra lygiai tokia pati, labai gal kažkoks vienas kitas skirtumas yra, krikštykla, baptisteriumas Vištyčio bažnyčioje. Labai įdomus yra šio baptisteriumo krikštyklos atidarimo mechanizmas. Pakeli štai dangtį ir ant jo matyti Kristaus krikšto scena. Jėzus ir Jonas Krikštytojas. Ir jeigu skaitome Evangeliją, tai Evangelijoje paminėta, kad Jonui krikštijant Jėzų nusileido šventoji dvasia tarsi paukščio balandžio pavidalu. Ir štai, kai pakeli šitą dangtį, mes turime šventosios dvasios tam tikrą nusileidimą. Čia, žinoma, yra žmogaus darbas, tačiau jis labai yra išmoningai ir gražiai padarytas.
Krikšto sakramentas vyksta, ateina tėvai ir krikšto tėvai atneša kūdikėlį. Štai čia sienoje yra niša, kurioje yra laikomas velykinis vanduo ir taip pat šventieji aliejai. Kunigas paima vandenį ir laikant krikšto tėvams ištaria vardą ir pila vandenį ant kūdikio galvos, tardamas švenčiausios trejybės žodžius. Aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tačiau norėčiau priminti ir paprašyti visų, kad atsimintumėte, jog mirties atveju kiekvienas žmogus gali ir privalo pakrikštyti kitą žmogų, jeigu jisai jo prašo, suaugęs žmogus, arba kūdikis, jeigu jam yra gyvybės pavojus. Taigi kiekvienas gali dar nepakrikštytą žmogų pakrikštyti, tariant jo vardą, užpilant vandens, sakant šiuos žodžius. Aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Taip pat yra patepami aliejai. Krikšto sakramento metu yra naudojami 2 aliejai. Tai yra katechumenų aliejus, kuriuo yra patepama prieš krikštą, ir krizmos aliejus, kuriuo yra patepama po krikšto. Atsiminkime, kad krikščionių bendruomenė gimsta ir krikščionių bendruomenė įsiveržė į pasaulį 2 labai svarbių įvykių pasekoje – Velykų, Kristaus prisikėlime ir sekminių Šventosios Dvasios atsiuntime. Todėl ir krikšto sakramente šie 2 elementai – vanduo, Jėzaus mirties ir prisikėlimo ženklas, ir aliejus, Šventosios Dvasios sekminių patepimo ženklas. Jie yra įkrikščioninimo, krikščioniško gyvenimo kelio pradžios suteikimo simboliai, per kuriuos Dievas atleidžia gimtąją nuodėmę ir žmogus yra priimamas į Jėzaus mokinių gretas ir dovanojamas naujas gyvenimas, kitas gyvenimas, antgamtinis gyvenimas kartu su Jėzumi. Taip pat krikšto sakramente mes turime baltą drabužėlį, kuris išreiškia sielos grožį, bei krikšto žvakę, kuri dažniausiai yra pridegama nuo velykinės žvakės paschalo. Krikšto žvakė primena krikščionio pasiuntinybę. Skleisti šviesą, būti Jėzaus mokiniu, nešti Jėzaus Evangeliją ir Jėzaus žinią kitiems. Taigi, kai mes ateiname į bažnyčią ir pamatome šią krikštyklą, visada padėkokime Dievui už tai, kad esame pakrikštyti, už tai, kad gavome krikšto sakramentą, kad gavome jau antgamtinį gyvenimą, kad nuo krikšto prasidėjo kitoks mūsų gyvenimas ir kad mums pakrikštytiems mirtis yra tik tai perėjimas į kitokį susitikimą su viešpačiu, bet jokių būdų ne pabaiga ir ne paskutinis žodis.